Viešpats Jėzus atmokės tiems, kurie nepažįsta Dievo. Ir nepaklūsta mūsų viešpaties Jėzaus Evangelijai. Ar antrasis Kristaus atėjimas ir teismas įvyks tuo pačiu metu paskutinėje dieną? Kai jis atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas? Pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų 4 šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Kristus antrą kartą ateina ne tam, kad teistų, bet tam, kad išgelbėtų išrinktuosius. Taigi, kad būtume išgelbėti, turime susitikti Kristų, kuris pasirodo ant debesų prieš paskutinį teismą su ugnimi. Ką tada reiškia debesis? Ar tai debesys danguje? Debesys yra biblinis palyginimas, kuris reiškia kūną. Tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priėjo prie Ilgaamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė. Tai yra pranašystė apie Jėzų, kuriam Dievas davė valdžią, garbę ir karalystę. Jėzus atėjo į šią žemę kūne kaip ir kiti žmonės. Tačiau Biblijoje sakoma, kad Jėzus ateis su debesimis. Kodėl Biblija lygina kūną su debesimis? Pirma, taip yra todėl, kad kaip ir debesys uždengia saulės šviesą, kūnas uždengia Dievo šlovės šviesą. Antra, taip yra todėl, kad kaip viskas atgimsta per lietų iš debesų, Dievas ateina kūne ir gelbsti žmoniją per gyvybės vandens žodžius. Jėzaus pirmojo atėjimo metu mokiniai, kurie suprato, kad debesys reiškia kūną, įtikėjo Jėzų ir gavo išganymą. Jėzaus antrojo atėjimo metu taip pat žmonės, kurie supranta, kad debesys reiškia kūną, įtikės į Kristų Ansang Hongą ir gaus išganymą. Tikimės, kad jūs visiškai tikėsite Biblijos pranašystėmis, priimsite Kristų Ansang Hongą, kuris atėjo kūnu ir būsite išgelbėti.